Dabar, kai paskutinę dieną sėdžiu, tai žiauriai gera savaitė buvo. Buvo visko labai daug up and downs. Pirmas 2 dienas žiauriai excited, nes dar užtekdavo miego, buvom kupini jėgų. Pirmą dieną nebuvo pats geriausias oras, bet buvo pirma diena, tai žiauriai excited. Pirmas rytas, susimu atsikėlėm. Saulė kyla. Kaip nuotaikas, Simai? Žiauriai excited, pradeda excited. Žiauriai tingėjau, bet... Aha, tai žiauriai gerai pažiūrėt. Pirmadienį ėmėm Felikso figūrą ir Paipą. Tai aš manau, kad ant pačio to Feliksas, tai jo, buvo viskas suplanuota, triukai buvo suplanuoti, žinojom, ką darysim. Esam jau ir anksčiau tos triukus darę, tai kaip ir aišku buvo, kad tikrai išeis mums. Tai. Man gal patiko tas, kad ant Paipo plaukdami sugalvojom, ką darysim, tai visai pagal žiūrėtą medžiagą gavos tikrai įspūdingas video, bet tikrai pirmadienio įsimintiniausias dalykas, tai Mariaus mūsų valdas kapitono, Simo brolio, tokia nesąmonė, nesąmonė, o pilnai apskaičiuotas manevras valtį, kuris vos nepasibaigė Katastrofa. Vos nepasikeitė Titanico. Jo, aš dar spėjau ten atsimenu, nulendinau, dar žiūriu valtis prieš mane, aš kaip ir spėjau praplaukti. Tada atsimenu, kad Auris nulendęs blind. Yra daugiau šone nuo mane. Ir tada pamačiau Mariaus ir man tokis, kad tokie įsiputė. Supratau, kad čia geruoju nesibaigs. Bet kažkaip išfleksino. Antradienį buvo pirmas rytas, ką mes ir planavom, kad sunrise'as buvo. Pradėjo kilti saulė, dangus oranžinis. Tai va tas žiauriai įsiminė ir tada taip, va čia to ir atvažiavom, tą atvažiavom ir filmuoti. Taip aš neatsimenu, ką mes darėm antrą dieną. Mes ėmėm funboxą. Ai, funboxą. Ir ten tikrai buvo įsimintinų dalykų. Tai jis Simonas turbūt ir papasakos. Jo, tai mes ten iš vakaro buvom pasidarę Saurį tokį double tausai 2.7 in. Tai va tą darėm. Visai gerai padarėm. Tada aš atsimenu, kad mano buvo single hitas. Front flipas į figūrą. Ir aš ten belenkiek daužiausi, nežinau, gal 10 kartų feilinau. Tai jau taip atsitrankiau, kad galvau nebeišplauks. Stengiausi ir atsimenu dar paskutinis, kur jau Hebra sakė, viskas, Simai nebeplauk, Aurimas sako, nebeplauk, tau gal užteks, sakau, dar vieną. Supratau, kad nereikėjo dar vieną, nes parvažiavau figūrą, užsimečiau mesti flipą ir kažkaip ore apsigalvojau. Galvojau, kad kažkaip lievai atsispyriau, bet kas svarbiausia, aš jau buvau žemyn galvą pradėjusi. Ir tik žiūriu, kad mano veidas eina žemyn į funboxą. Gyvas? Tai toksai buvo wow momentas. Nu, bet kažkaip pavyko pahanddraginti biškį ant nugarytės. Tai visai išsivarčiau. Bet jo, visai stiprus hitai buvo antradienį. Dar turėjom daug jėgų, tai... Aš patenkintas antradienį. Patenkintas, jo. Gera diena buvo. Trečiadienis buvo Haimo diena. Ne. Kas trečiadienį vyko? Ne, antradienis. Antradienį mes ne naktinį šiūtą darėm. Jo, tai mes dar kas antradienį įsiminė, mes darėm night shootą. Naktinis Jo, filmavimas. tai va ten buvo žiauriai amazing. Nesišokam plaukti gal 11. Figūra buvo apšviesta customo, bet visur, kur kitur plauki yra juoda. Ir dangus buvo visiškai giedras, tai kaip šokam plaukti, vanduo lygus, nelabai kas matosi. Plauki ir fone milijoną žvaigždžių. Buvo jaučiu viena gražiausių naktų. Ir taip šilta, aš be hidrako plaukiau. Dar tas svarbu paminėti, kad tos krentančios žvaigždės. Taip, irgi. plauki ir matai, kad krenta žvaigždės. Tai tikrai, wow, kaip pasakoja, kaip sapne kokia.
Nu ir jo, ir tada važiuoja figūra, jie apšviesta iš šono, tai filmavimui gerai atrodo, bet kai mes parvažiuojame ją, tai tiesiog yra juodas taškas. Ir ten sukom laipsnius, va, pipe to pipe darom, tai grinai tu atsispiri ant juodo taško ir lendini juodą tašką. Tai tiesiog tikėsi, kad pais kažkas. Tai va. Jo, tai va, kaip ir Simonas papasakojo, kad plauki į juodą figūrą, ne visa figūra buvo apšviesta, buvo jos šonas apšviestas, tai plauki į juodą figūrą, spiriesi nuo juodos figūros, kur tu nieko nematai, atsispiri, sukiesi, jeigu laipsnių suki, tai iš vis pradedi sukti, figūros nematai ir tiesiog lauki impacto, kurio nėra ir tiesiai vandenį griūni. Surprise! Tai jo, buvo smagu, buvo tikrai kažkas naujo tokio, nebandyto. Šiaip visai patiko. Trečiadienis pati blogiausia diena. Trečiadienis buvo mūsų pati blogiausia diena. Breakdownas ten buvo. Todėl, kad neturėjom miego. Taip. Gavos, kad turėjom night shootą, grįžom, turėjom dar po to biškį pasifotkinti, tai gavos, kad mes... Per vieną dieną plaukiam 4 valandas. Taip. Ir miegojom 4 valandas, nepilnas 4 valandas. Jo, ir gavos, kad mes antrą nakties grįžom, miegot. Penktą keltis ir filmuotis. Ir tada pačią sudėtingiausią parko figūrą ėmėm. Aš Haima mūsų. Tai va ten buvo keiksmų, buvo noras pasiduoti, bet kažkaip įveikiam. Susikaupiam. Su randais, kai kurie. Ja, Aurimo nosies dar matosi. Gavo iš virvės biškį. Dovanėlę. Tai sakyčiau, kad trečiadienis nepatiko niekam. Nei iš filmavimo turbūt pusės, nei iš plaukimo pusės, bet vis tiek kažkaip išsivertėm. Nu, nes buvo momentas, mes atsikėlėm ryte. Aš dar iš nakties klubą susitrenkęs iš lovos, negalėjau išlipti, petis skauda, ranka tiek pakyla. Ir atsimenu, dar gulėjom lovą ir ten bambėjom, verkiam, kad nenorim, nereikia čia mum. Ir Damantas sako, tai gerai, neplaukiam. Ir to kažkaip viduj, ne. Tai kaip neplaukiam? Eik, tu šiandien kokias saulėmis praleidžiam. Užsidėjom hidrakus, truputį vėliau atėjom ant doką, po 6 buvo, tai vėliausias rytas matyt. Dar trečiadienį mes sprėjinom. Jo. Sprėjinom, tai ten valandą virš gal... Atėmė jėgų visų, nes viską ant vienos rankos. Taškiam tą vandenį, rankos mirusios ir tada prie to aš Haimo priėjau. Nu tai kol Aurimas pakritęs, galiu papasakoti, kad visi šiandien miegojo 3 valandas. Ten va galim matyti Mantą ir Kvoją, liko be vairuotojo savo. Mariukas išėjo kažkur. Gerai, kas dar šiandien su mumis. Ten kažkur sėdi Guoda, kažkur ten, dar matosi, gerai tenais Bertoldas, mūsų geriausias dronistas ir operatorius. Gerai, čia Simokas, nežinau ką išdarinėja. Draugeliai, tai vat. Nuvažiuojam. Ketvirtadienis fun. Ketvirtadienis buvo fun, nes aš asmeniškai, kai turėjau treniruotis nuo 7, tai mes neturėjom labai daug laiko plaukti. Tai buvo 1,5 valandos, tai atrodo kokybiškai tiek, kiek kūnas gali plaukti. Tai pasidarėm ir Niko gražų hitą, saulė labai gražiai kilo. Ir splash customo visai gerų gavosi. Tai ne viskas išėjo, bet irgi. Buvo rage quitų. Netrukdau? Ne. Kaip nebedarys. Man patiko, kad per šias dienas iš kiekvieno filmavimo mes kažką turim išsinešti, nu ta prasme, pasidarėm kažką. Nebuvo, kad visiškai nieko. Taip. Kažkas buvo. Interviu iš tavęs, Simai. Ką? Interviu. O, buvo labai smagu, nuostabus gražus rytas. 4 jau. Aha, kaip vertinat savo šį plaukimą? Nu, kokie 7 iš 10 šiandien. Kodėl taip įvyko? Nežinau, norėjau vieną triuką padaryti, nesigavo. Biškį supikau ant savęs. Bet gal ryt išėjau. Niek, vis tiek šaunuolis. Gerai, ačiū už interviu. Iki kitą rytą.
Aš sakyčiau, kad iki tos 3 dienos, iki to naktinio filmavimo buvo viskas okei, jėgų pilna, jo, kaip ir sakiau, laimingi abu. Bet jo, tas naktinis filmavimas, miego trūkumas, tai daug jėgų labai atimė, tai gavos, kad paskutinės dienas tikrai per jėgą jau kėlėmės iš pačio ryto. Stengiamės vis tiek atsikelt, nueit ant doko, startuot, bet išplaukėm, pajautėm, kad viskas okei, galim plaukti, toliau filmuotis. Jo, mūsų miego vidurkis gal buvo 5 valandas ar 4. Dar tokia savaitė, kad jaučiu karščiausią vasaros savaitę. 30 laipsnių naktį, neina užmigti, apsikloji, kaldra prakaitas muža, nusikloji irgi nežinai kur dėtis. Tai tikrai vakar prasivarčiau iki 1 nakties, šiandien keltis 5 ryto. Jau kai užmiegi, tai gerai būna, bet tada žadintuvas kerta, Aurimo dar ten kriokiančias antis. Mažiausiai, ką nori girdėti ryte. Bet geriausiai mažai. Tada apsirengiam, kažkaip prisiverčiam šokti į hidrekus, visus daiktus susirenkam ir jau kai nueinam ant doko, pradeda kilti saulė. Toks gražus vaizdas, vanduo lygus visiškai. Komanda nereali, tai tiesiog motyvacija varyti, daryti, plaukti. Ir kai užšoki vandenį, tai atsiranda tų jėgų, atsiranda norą, tai tikrai labai patiko, labai džiaugiuosi. Nu šiandien tai jau, nežinau, amazing, nes kažkaip vakar, kadangi mažai plaukiam, tai aš asmeniškai turėjau daug jėgų, nors ir neišėjau užmigt, mažai mėgau, bet šiaip lengvai atsikėliau, nusiprausiau, greitus hidrekus užsidėjom, tai jau ir kai žinai, kad paskutinė diena, tai jau net liūdna iš tai, tipo exciting ir liūdna, nežinai, kad čia viskas baigsis, tai kažkaip jau su šypsena ant doko. Ir visai didelę palaikymo komandą atvažiavo, tai tikrai smagu buvo labai. Šiandienos penktadienio rytas, tai man toks sunkesnis buvo, nežinau kas, mėgau gerai, viskas buvo gerai, atsikėliau visiškai miręs. Jėgų irgi atrodo nebuvo, bet irgi iššokom, viskas okei, pradėjom plaukti, jėgos atsirado, noras plaukti atsirado. Triukai, viskas kaip ir išėjo, šiandien buvo labai tobulų štai. Tikrai nepaskandau. Ir jo, smagu buvo matyti ir ant doko, kad chebra atvažiuoja 5 ryto kelias, žiūri, kaip mes plaukiam, kaip filmuojamės. Su vertinimu ir smagu. Tikrai darai triuką, turi ten nusipaišę 7, 10, 8 visokių ten emojių, tai darai triuką, tau rodo, kiek ten 9, 8, 7, reikia dar labiau pasitengti. Ir toks žiauriai hypas, komisija vertinimo. Tai matai 8, reikia labiau stengtis. Ir jo, šiandien, kai paskutinė filmavimo diena, tai tikrai labiau noras plaukti buvo. Plaukiam, pasibaigiam, davai viską. Tai tas tikrai smagu buvo. Ir man net gaila užbaigti buvo, atrodo, kiek ir pasidarėm, dar paipo ir man tas viskas sako. Viskas baigiam filmavimą. Ne, tai gal dar kažką. Dar plaukiam doubles ir Simas man sako, kaip jis man ten sakė, norėčiau pailsėti, bet nenorėčiau baigti. Jo, norėčiau poilsio. Jo, poilsio. Baigti filmuoti nesinori. Atrodo, dar galėčiau savaitę, 2 tai varyti. Nes tikrai labai smagu. Jaučiu įsimintiniausia vasaros savaitė bus. Tikrai. Ką išmokot per šią savaitę? Išmokom gerbti vienas kitą asmeninę erdvę. Jo, išmokom, kad sužinom, kad filmavimui vis tik reikia daug pasiruošimo, nebus taip, kad atvarysi per 1 valandą viską padarysi ir viskas gausis. Tikrai reikia daug pastangų įdėti, daug jėgų atiduoti, daug darbo, daug bandymų. Ir svarbiausia nepasiduoti, nesigauna 1, 2, 3, 4, tai gal gausis 5, 6, 7. Nežinau, aš Haimą ten gal 20 kartų darėm. Ir 20 kartą paėjau ten su keiksmažodžiais, su viskas jau atrodė, nebevarysi. Bet nepasiduoti ir toliau. Išmokt buvo tikrai galima daug per šią savaitę. Aš manau, pagrindinis dalykas, ką išmokom su Simu, tai apsitarimas prieš plaukimą, ką darysim ir kaip darysim. Ne visą laiką viskas buvo pilnai įvertinta. Virvės, kaip eina virvės, kaip užšokti ant figūrų, kaip čia saugiai viskas suplaukti, nes saugumas, aišku, vis tiek pirmoje vietoje pas mus turėjo būti. Turėjo. Jo, taip. Pagrindinis dalykas gal, kad supratom, išmokom, kad filmavimai nėra lengva. Tikrai nėra lengva, reikalauja labai daug jėgų. Atrodo, kad čia 3 minučių video padaryti, bet darbą įdėti 5 rytai po 2 valandas. Tai tikrai daug. Ir tai ten tų šotų, net nežinau kiek gerų, kur galim naudoti.
ten darai tą triuką kokį 20 kartų, gal 1-2 pavyksta, nes turi padaryti vienas, turi padaryti antras, turi gražiai nufilmuoti. Tai čia 3 sudedamieji, Taip. kur visus sujungti vienam tikrai didelis iššūkis yra. Nes būna, va, vieną Aurimas padaro, aš nepadarau. Tada aš padarau, Aurimas nepadaro, tada toksai, Tada ir prasideda kitas mažas dėja. tai visą ežerą dėkui. Nu, bet va, tada kai gaunasi tas revardas toks. Jo, norėjau pasakyti, geriausias filas, kai plauki padarai triuką ir matai, kaip man tas pakelia žalią vėliavėlę. Važiuoja. Next one. Tai ką filmuojam sekančią? O.